Sveiki visi! Šiandien aš jums parodysiu, kaip pasikurti gerą skanę su daug dūmų kalijaną. Taigi, pradedam nuo kalijanos. Aš naudoju kalijaną Star, kuri jau yra pripilta vandens. Ir aš jums paaiškinsiu, kaip prisipilti vandens tiek, kad jo nebūtų nei per daug, nei per mažai. Nes nuo vandens, nuo tabako, nuo beveik visko priklauso tai, koks bus jūsų dūmas. Tai kiekvienas dalykas, tiek tabakas, tiek vanduo yra labai svarbu. Šiuo atveju, kiek prisipilti vandens? Aš matuoju jau, aš net nuo pat pradžių. Matuodavau vandenį, patraukdamas orą per šlangos kaištį. Tai aš jums parodysiu dabar, kaip aš tai atlieku ir kaip aš pamatuoju. Tai, kaip matote, kunkuliuoja. Ir per kaištį aš netraukiu vandens. Šiuo atveju, jeigu traukčiau aš vandenį per kaištį ir aš jaučiau vandens skonį burnoje, vadinasi, reiškia, vandens yra pripilta per daug. Jeigu vanduo visiškai nekunkuliuoja, vadinasi, vandens yra per mažai. Taigi, einame prie sekančio dalyko, kuris yra irgi labai svarbus. Tai yra taurelė. Šiuo atveju aš šiandien naudosiu šitokią taurelę su skyle tik centre. Ją galima naudoti ir akmenukams, ir tabakui. Taigi, dabar pamatysite, kaip tabaką sudėti į taurelę. Taigi, kaip pildyti taurelę. Šiandieną naudosime tabaką guma mėta, kaip matote va. Ir jisai yra gamintojo Flamenco. Šitą tabaką pardavinėja Lietuvoj visai neseniai ir jisai man yra skanesnis negu Alfakerio. Taigi, kur galite nusipirkti šito tabako? Šito tabako, mano manimu, šiuo metu galima nusipirkti tik vienoj parduotuvėj. Bent jau kitose parduotuvėse nesu matęs. Skonį ir kvape mačiau tik tais Alfakerį, kuris man jau yra atsibodęs. O šitas tabakas tai kol kas dar neatsibodo, nes jo yra netgi 26 ar 27, jeigu neklystu, skoniai. Ir jį galite nusipirkti parduotuvėje Aldivan, kuri randasi Kaune Jonavos gatvėje Prizmos parduotuvėje, o Vilniuje tai A11 gatvė 12. Taigi, parodysiu jums, kaip atrodo tabakas. Kaip matote, tabako spalva netgi yra kitokia. Tai prieš dedant tabaką jūs turite jį gerai išmaišyti, nes visas skystis, kol jūs laikote padėję tabaką į šoną, subėga žemyn ir taip viršutinis tabakas padžiūna. Tai šiuo atveju jūs dabar turite gerai išmaišyti taip, kad skystis vėl išsimaišytų su padžiūvusiu tabaku. Ir, kaip matote, maišau. Tai jūs pradėsime dėti. O manau, užtenka. Tai jo. Jeigu įdomu yra pasižiūrėti, skonis ir kvapas yra labai skanus. Šitas tabakas vos tik atidarius dėžutę labai skaniai kvepia. Taigi, kaip aš dedu tabaką? Tabaką aš dedu labai puriai ir jį labai smulkinu. Kiti neturi kantrybės tiek žaisti. Bet man kalijanos skonis turi būti labai skanus ir labai geras dūmas. Taigi mes čia greitai persuksime vaizdą, kol aš baigsiu dėti viską. Kaip matote, aš jau baigiau dėti tabaką. Taigi, sekantis dalykas yra folija. Šiaip jūs galite naudoti paprastą iš parduotuvės foliją, kurios galite nusipirkti bet kuriame prekybos centre arba parduotuvėje. Ir aš patarčiau lenkti foliją 4 kartus, nes tada jinai būna storesnė ir
tabakas taip greit neišdžiūsta ir jisai nepradeda degti. Dėl to dūmas būna švelnesnis ir ilgiau galite rūkyti kaljaną. Bet šiandieną mes šitos folijos nenaudosim. Ja pasiliksiu dabar palyginimui tai, kurią naudoju šiuo metu pats. Šiuo metu naudoju kietąją foliją, bent jau aš ją taip vadinu. Tikslaus jos pavadinimo net nežinau, bet šita folija yra labai tvirta ir jinai yra labai stora. Ir kaip matote, aš galiu ją tempti, bet, nieko, net plėšti. O šiuo atveju pasiėmu iš parduotuvės, kad ir 4 kart perlenkta, jinai yra skirta žaisti man su mano kate, kuri šiuo metu jau laukia jos. Prašau. Tai šiandieną naudosime šitą foliją. Ja pirkausi taip pat Aldivan parduotuvėje, kur perkuosi tabaką. Jinai kainuoja šitas rulonas, jei neklystu, 9 eurai. Čia yra 30 metrų, tai užtenka labai ilgai. Ir gali dar be to pirktis tokią mažą. Jinai iškart būna lapai sukarpyta, pakelyje būna 25 lapai, tai čia jau pagal jūsų poreikius. Bet man patogiau yra naudoti, kai aš galiu atsiplėšti tiek, kiek man reikia. Taigi, eime prie to, kaip reikia uždėti foliją ir kaip reikia badyti skylutes. Taigi, foliją uždedam pilnai ant taurelės, ją tvirtai prispaudžiame, taip kad jinai padengtų visą taurelę. Jūs turite gerai tvirtai prispausti ją. Tai va. Skylučių darymui galite naudoti dantų krapštuką, merginos auskarą, bet kokį smailų daiktą, bet mano patarimas naudoti smulkų. Šiuo atveju aš nusipirkau tokią kaip yra ylą ir aš ją naudoju skylių darymui. Taigi spėju, daugam yra įdomu, ką reiškia, kai badai didelės skylės ir kai badai mažas skylutes. Šiuo atveju, kai badai didelės skylutes, kaljanos rūkymas užtrunka trumpiau, nes tabakas sudega greičiau ir tabako skonis būna aštresnis. Bet jeigu subadote mažas skylutes, jūs ilgiau mėgaujatės pačią kaljaną, nes rūkosi žymiai ilgiau ir šitą būdą dažniausiai naudoju, kai būnu kartu su draugais ir būna didesnis kolektyvas, o ne 2 žmonės rūkantis kaljaną. Tai aš parodysiu, kaip subadyti mažas skylutes. Sekančiame video, jeigu jūs norėsite, galėsiu padaryti didelės ir parodyti skirtumą. Taigi. Liko jau visai nedaug, tai liko užsidegti angliukus ir mėgautis kaljaną. Šiandien aš naudosiu angliukus, kurių gamintojas yra Starbuzas. Štai, jeigu matėte logotipą. Ir jie yra labai panašus į pačius pirmuosius angliukus, tai vadinamus maksiminius, bet jie nėra tokie. Jie yra labai panašus į angliukus, kurie yra su skyle. Nes jie lygiai taip pat kaip ir tie angliukai, nuo jų nelabai jaučiasi skonis, bet jie palaiko labai didelę aukštą temperatūrą, dėl to būna daugiau dūmų. Kaip matote, ant angliuko dugno yra Starbuzo logotipas, tai nieko nelaukęs aš užkursiu kaljaną ir grįšiu pas jumis, kai jau bus atliekamas dūmo testas.
Nu ką, kaljana užkurta porą minučių, užkačiagarinta. Skonis yra guma mėta, gamintojo Flamenco. Tai dabar apibūdinsiu patį skonį. Papradžių, kai įtraukėte, pajaučiate, kad atšala gerklė ir jaučiasi truputį saldumo burnoje. Dūmų, kaip matote, yra pakankamai. Tai štai yra kaip pasikurti gerą kaljaną ir skanų. Jeigu jums patiko video, prašau palaikinti. Ir jeigu norite daugiau panašių video, kaip kurti kaljaną ir kad būtų išbandomi nauji kaljanai skirti gaminiai, prašau, sekite mane. Ačiū už jūsų dėmesį. Iki sekančio karto. Iki.